Ko gero aš esu tam tikro tipo tinginys. Aš labai nemėgstu pratimų, kurie daro tik vieną dalyką. Pavyzdžiui, kelio sąnario traumos ir meniskų plyšimai. Pacientai ir kai kurie specialistai neretai galvoja, kad tai yra vieno raumens problema. Ir tą vieną raumenį reabilituoja, daro begalį įvairiausių pratimų atskiriems raumenims. Žmogus sustiprina ir reabilituoja raumenį, bet grįžti slidinėti į kalnus, ten, kur ta trauma įvyko, jis jau bijo. Tiesa tokia, kad didžioji dalis kelio traumų įvyksta paslydus ar nesėkmingai nusileidus ir dažniausiai judant šoniniuose judesiuose. Todėl reabilitavus vieną ar kitą raumenį ir grįžus slidinėti ant kalno, traumos tikimybė išlieka didelė, nes nepasikeitė įgūdžiai. Rankos siūbuoja, kojos spyruokliuoja. Kiekvieną kartą, kai rankos nuskries atgal, žengsite žingsnį į šoną. Pratimas moko kelio sąnarius prisitaikyti prie šoninių judesių, ugdo geresnius judėjimo įgūdžius ir įjungia visą kūną, o raumenys susibalansuos patys. Pratimą galima paversti labiau atletišku, priklausomai nuo jūsų tikslų, amžiaus ir pajėgumo, arba jisai gali būti visai santūrus. Taip pat jį naudokite gerai savijautai palaikyti ir išsijudinti. Atlikite 5 minutes ir išdrįskite pasakyti, kad nesijaučiat geriau.